yra spalio 12. Laikas yra maždaug 11:56. Šiandien ką veikiam, šiandien yra iš tikrųjų ypatinga diena, nors yra trečiadienis. Mes susitinkam tiksliau aš susitinku su savo badžiu ir Monika ir kartu keliausim pietų. O po to šiandienas dienos planuose yra pirmas važiavimas į kirpyklą, pasibandyti, pasitestuoti su korėjiečiais, kaip jie moka bendrauti nemokėdami angliškai. Tai turėtų būti pakankamai įdomi patirtis, tad siūlau šiandien prisijungti ir žiūrėti šiandienos nuotykius. Pakeliu į restoraną matom tokius užrašus kaip Kill Black Bar. Dabar parodysiu užsisakymą. 얼큰 새우국밥 다대기 따로 주시고요. 전주 비빔밥 따로 주시고요. 고추장. 네, 안 맵게. 몇 개씩이요? 한 개씩. 한 개씩 두 개만. Dabar išjaučiu, ką pasakė. Mes užsisakom šitus du patiekalus. Jie būtų po 8,000. Mes valgysim prabangiai. Bet mūsų vadis pasakė, kad mes nenorim visiškai jokių aštrių dalykų. Tai pažiūrėsim pirmas reakcijas, kaip gausis, tai laukti tęsime. Tai va, atnešė tokį mums patiekalą ir dabar mano vadis rodo, kaip reikia jį valgyti. Tai viskas susimaišai. Is the rice like bluish? It's a Čia different yra color. aštrus padažas, čia yra ryžiai, čia yra sriuba, ten yra visokie padažai ir ten yra irgi padažai. Oh, there's kimchi. Ir išėjom iš restorano, čia buvom, tai dabar ką veiksim, einam ledų. Šiaip maistas buvo geras, duok paragaut. They have tonkatsu. Davė mums nemokamos arbatos ir dabar einam ledų, suvalgysim ledų ir tada prasidės mano didysis nuotykis keliavimas į kirpyklą. Tai Lietuvoje prieš tortus Korėjai. Čia ledainė ir čia va tokie ledai. Bandysim tuoj ledu. Fonas pakrautas, kuprinė ant pečių, metas keliauti tiesiai kirpyklon. Išlipom stoteliai, dabar einam per žymąjį taką, kur jau ne kartą ir net du buvom atvažiavę anksčiau. Tai bandom keliauti iki kirpyklos tiesiai ir tada jau pasimatysim, manau, iš pat vietos jau po. Nu ką, 15 000 tau duoda va tokią galvą. Tai nusikirpi greitai, eini per gatvę, žiūri, kad tavęs nenumuštų koks korėjietis, žiūri, kaip nueiti atgal iki autobuso. Tai šiandienos kelionė, aš nežinau, gal visai ir pasisekusi. Ne taip baisiai gavus, kaip galvojau. Tai bent jau man taip atrodo kol kas. Pamatysim vėliau, rytoj, paryt, kitom dienom, kaip čia iš tikrųjų nukirpo. Ir dabar einam namo, kur po to 7 valandą turim prezentaciją, kurią darys indoneziečiai. Tai pažiūrėsim, kas vyksta ten. Ir toksai trečiadienis kaip ir baigtas. Rytoj vėl paskaitos, o tada vėl ilgasis savaitgalis. Tai kai veiksim kažką naudingo ir prasmingo ir džiaugsmingo, tai kviesiu prisijungti jūs ir vėl.